ką jums reikia žinot prieš renkantis būstą, kurį norėsit finansuotis banko paskolą. Keli niuansai, kurie yra privalomi, perkant būstą su paskola. Šneku iš savo praktikos, jeigu manot, kad yra ne taip, rašykit komentarą, davai pasišnekam. Pirmas, tas būstas turi stovėti. Turi būti registruotas registrų centre, baigtumas kažkur kažkas tokio. Antras dalykas, turi būti elektra, turi būti vanduo, turi būti kanalizacija. Ir pageidautina, aišku, kad žemė būtų. Tai vat tie yra pagrindiniai dalykai, kurių dažniausiai reikalauja bankas. Tipinė situacija. Neseniai skambina man žmogus, daliau įsidaviau avansą už perkamą namą, nuėjau į banką ir bankas man neduoda paskolos. Kodėl? Davai man padėk sutvarkyti tą dalyką. Esmė yra tokia, kad žmonės, kurie tikisi kaimuose nupirkti namus su paskola, labai dažnai gauna ragų. O kodėl gauna ragų? Dėl to, kad registrų centre įregistruota. Vanduo šulinys, nuotekos vietinės ir dažniausiai bankas toliau nebežiūri. Dėl ko taip yra? Dėl to, kad bankas nori, kad jūsų turtas būtų likvidus. O kas nori? Šikt ant kiemo ir praustis bačkoj, ogi niekas. Tai va, tai toks turtas jisai tampa nelikvidžiu. Taip, viskas yra padaroma, sutvarkoma, pasistatom valymo įrenginį, išsigrėžiam gręžinį, taip, visas tas dalykas yra. Tai va, to turto savininkas tegul taip ir padaro. Išgrėžia gręžinį, jį įregistruoja, pastato valymo įrenginius ir juos priduoda. Va tada bankas tokį turtą mielų norų finansuoja. Priešingų atveju bankas tokių tiesiog nenori. Lygiai tas pats yra su butais, kurie yra kaimuose, kurie, tarkim, neturi centralizuoto vandentiekio ir kanalizacijos. Bankas dažniausiai irgi atsisako finansuoti. O jeigu tau pasisekė ir bankas tikrai finansuoja tokį objektą, tai tu pasižiūrėk į metinės palūkanas. Ir tada galbūt pats nebenorėsi toliau finansuotis. Rinkis būstą atsakingai, nes ten kažkurį laiką tau tikrai teks gyventi. O jeigu tu paėmei tam būstui paskolą, vadinasi, tu ten ilgai gyvensi. O jeigu nemokėsi, tave parduos antstoliam. Ir tada antstolis tave tikrai iškeldins. Rinkis būstą atsakingai.